Markas yra darboholikas. Jis pamiršta mane, vaikus ir nieko nedaro mūsų labui. Tarsi mūsų nei nebūtų. Tik reikalai, o mes kažin kur sąrašo pabaigoje. Man jau įgryso būti vaikams ir tėvų, ir motina. Man reikia vyro, kuris pasigestų manęs, rūpintųsi manimi ir neniukinamas būtų su šeima. Negaliu patikėti. Ką tu kalbi, Keli? Tu manai, kad nesirūpinu tavimi ir vaikais? Pažiūrėk į mūsų gražų namą, drabužius, kuriuos dėvi, ir papuošalus. Be to, ir vaikai lanko puikią mokyklą. Juk visą tai duodu tau ir vaikams. Sutinku, dirbu tikrai daug, bet tik todėl, kad gyventume pasiturimai ir turėtume viską, ko tik įsigeidžiu. Dirbu kiekvieną savaitę, o tau nemotais. Tik vis niurzgi ir niurzgi. Tu tiesiog nesupranti, ar ne, Markai? Ir nemanau, kad kada nors suprasi. Tau darau viską. Gaminu, valau, skalbiu, organizuoju tavo visuomeninį gyvenimą. Stengiuosi rūpintis mūsų šeima, o tu tik dirbi. Kada paskutinį kartą iškrausti indaplovę? Ar bent nu toki, kaip reikia dėti skalbinius į skalbyklę? Pasakyk, kada paskutinį kartą buvai nusivedęs mane vakarienės? Kada paskutinį kartą sakei, kad mane myli? Keli, juk žinai, kad tave myliu.